yra vadinami tie pykčio burbulai. Jo. Nu, vat, visuomenė nusivylusi, pikta ant to visuomeninio transliuotojo, ant politikų, ant visų ko. Ir tada, jeigu tu supranti, būdamas toks manipuliatorius, supranti, kad pyktis yra tam tikra emocija, kuri galbūt pririš tave su tuo skaitytoju ar vartotoju, tai tu tada tą sustiprini jausmą, pasiūlai tam vartotojui tam tikro tokias emocinės žinutes. Ir šiais laikais labai lengva tada, įtraukti tą vartotoją per socialinius tinklus į tą burbulą. Neturi žmonės tų tokių kompetencijų, kaip iš to burbulo po to ištrūkti, ne? O pati didžiausia problema galiausia būna, kai tokios virtualybės paveiktas žmogus ar auditorija imasi tada realių tam tikrų veiksmų.